episode is sponsored by Raise Tech, end-to-end IT solutions for your business growth. Sveiki visi, čia mes vėl ant Agile sofos ir šį kartą pas mus svečiuose Donatas Kunigonis, kuris yra kompanijos Vips Mobile Pay Lietuvoje čia filialo vadovas, generalinis direktorius, nežinau kaip čia oficialiai skaitosi, ir dar vidinių, kaip sakant, turi atsakomybių kompanijai globalių mastų. Ir su Donatu mes šiandien pašnekėsim tokia iš tikrųjų įdomi tema, nestandartinė galbūt, kaip sujungti skirtingas kultūras, darbo kultūras. Nes Donatas turi patirties nemažai tame tiek, kai kompanijos jungiasi, tiek kai perka viena kitą. Ir viena dalis turbūt yra ta techninė, kai mes kalbam, kad reikia ten tada kompanijoms susijungti, susimigruoti duomenis, dar kažką. Bet ne ką mažiau svarbu tokiais atvejais turbūt yra ir ta kultūrinė tokia sąsaja, kaip tą darbo kultūrą vystyti bendrą, kad vieni kitus suprastumėm ir gebėtumėm efektyviau pasiekti rezultatų galų gale, ar ne? Nors čia turbūt aktualu ne tik tais, kai jau ten kompanijos mastu, bet kartais ir komandos jungiasi kompanijose, departamentai, dar kas nors, tai turbūt apie tai visą ir pakalbėsim. Tai pradėsiu nuo tokio labai bendro klausimo, galbūt high level, o paskui jau žinai, kur mus nuves pokalbis. Tai turim tą tokią bendrinę situaciją, jungiasi, tarkim, skirtingos kompanijos, komandos su savo įprastom darbo kultūrom. Kokių klaidų nepadaryti nuo pat pradžių, kad tas susijungimas būtų sėkmingas tavo pačio patirtyje, kiek teko matyti, patirti? Tai turbūt vis tiek tas klaidas visi padarysim iš naujo, nes kiekvienas susijungimas yra unikalus ir bent jau aš susijungimus turbūt skirstyčiau į dvi kategorijas, kurias būtų galima vėliau dar kažkaip irgi smulkinti. Tai pavyzdžiui, tarkim, įmonių acquisitionas arba įmonės nusipirkimas, ir turbūt šitą galima būtų ir skirstyti. Galbūt tu gali nupirkti kažkokią tai akcijų paketą, gali nupirkti ten, sakykime, darbuotojus, gali nupirkti produktus, ir tas apjungimas tada būtų vienoks, arba gali būti mergeris, kuomet dvi panašaus kalibro įmonės nusprendžia apjungti savo veiklą, vardan gal ten kaštų optimizavimo arba vardan greitesnės plėtros, mažesnės konkurencijos galų gale. Tai čia galėtų būti antras kelias. Ir dar grįžtant prie to acquisitiono, labai dažnai turbūt ir vienas iš populiaresnių tų acquisitionų yra tada, kai, pavyzdžiui, norima nusipirkti įmonę, kuri teikia kažkokį tai produktą arba servisą, ir ta kita įmonė, kuri perka, nori tą produktą irgi taip pat teikti. Tai vietoj to, kad įvedinėti kažką į rinką naujai sukurto, tai yra žymiai efektyviau nupirkti jau egzistuojantį sprendimą ir tada jį galbūt vystyti. Tai labai daug pavyzdžių yra su Google, su Amazonu, tas pats Facebookas, kažkada nusipirko WhatsAppą ir panašiai. Tau tiesiog norisi galbūt įeiti į kažkokią tai produktinę nišą, į kažkokį tai segmentą, ir tai yra žymiai greičiau padaryti, nuperkant tą egzistuojantį produktą. Tai mano atveju aš esu dalyvavęs ir tame acquisitione kažkada, ir dabar mes apsijunginėjom, jau esam to mergerio dalyje, būtent to lygiaverčio apsijungimo tarp dviejų įmonių, tai yra Mobile Pay ir Vips. Tai turiu čia kiek patirties ir čia. Ir tų klaidų yra turbūt daug padaryta, ir kiekvienas apsijungimas, kaip ir minėjau, jis yra unikalus, ir tų klaidų vis tiek mes padarysim, nes tiek galbūt priežastys apsijungimo bus kitokios, tiek gal pati kultūra bus kitokia, tiek galbūt rezultatai, kurių tikimasi, bus kitokie, negu kad mes tikimės. Bet aš manyčiau, kad apsijungimas, kai tu merginė, yra žymiai sudėtingesnis nei, pavyzdžiui, acquisitiono apsijungimas, kalbant iš darbuotojų perspektyvos. Nes acquisitiono metu tu natūraliai tikėsi, kad tu ateisi į kitą įmonę, kuri jau turi savo nusistovėjusias kažkokias tvarkas, procesus, darbo kultūrą, įrankius, kuriais tu dirbi, ir tau tiesiog žinai, kad reikės juos išmokti, jeigu tu nori būti to naujo darinio dalimi. Kai tuo tarpu mergerio kontekste mes turime lūkestį tiek iš vienos įmonės, tiek iš kitos, kad galbūt dalykai keisis ir kad mes tiek viena, tiek kita įmonė turi lygias teisės nuspręsti, kaip geriau daryti kažkokius dalykus, kokią galbūt programavimo kalbą pasirinkti, kokią architektūrą naudoti mūsų aplikacijų kūrime, kokią infrastruktūrą mes naudosim ir panašiai. Bet labai dažnai
nutinka taip, kad vis tiek viena kažkuri įmonė, vadinkim, overrulina kitą įmonę dėl jos galbūt geresnės techninės infrastruktūros arba dėkingesnės techninės infrastruktūros einamojų momentų. Ir ta kita pusė, kuri nori lygiai teisiškai pasisakyti ir priimti sprendimus, nebegali to padaryti, nes tiesiog, na, pozicija, kurioje mes esame, nėra tam dėkinga, nes ta kita įmonė galbūt turėjo geresnį foundationą, visą pagrindą, ant kurio mes dabar norim ir statyti mūsų ateities tą naują įmonę apsijungusią. Bet va čia ir įdomi dalis, ar ne, tarsi minėto lygiavertis susijungimas, bet atsitinka taip, kad nusprendžiam, ten vis tiek naudosim tą techninę bazę, bet ir su ta darbo kultūra, tada tarsi atrodo tai ne tas pats, ne, tarsi du skirtingi dalykai, galim rinktis ten, kad ir infrastruktūra vienos kompanijos, darbo kultūra kitos, bet kažkaip natūraliai vis tiek gaunasi taip, kad jeigu jau techninė bazė viena, tai ir ta darbo kultūra ateina iš tos kompanijos. Ar klystu aš čia taip sakydamas? Ir ar tai yra natūralu ir galbūt taip ir turi būti? Ar čia mes vėlgi turim kažkokius tai papildomus tiesiog dėti pastangas, kad iš tikrųjų atskirtų, kad tas nebūtų lygybės ženklo ir tarsi, kad jeigu viena, tai ir kita. Čia galbūt turėtų būti skirtingos fazės arba etapai. Nes kas įvyksta, kai mes tik tai apsijunginėjom, kai paskelbėm, pavyzdžiui, patį apsijungimo faktą ir kai prasideda kažkokie darbai apsijungimo metu, nes vis tiek mes turėsime numigruoti mūsų vartotojų bazės, turėsime apjungti produktus ir reiškia, kad vyks kažkokie tai darbai, kur reikalinga darbo jėga ateis iš abiejų organizacijų, tiek iš vienos, tiek iš kitos. Jeigu mes keisim darbo tvarką, darbo procesus, tai mes tada įtakosim taip pat tiek pirmą, tiek antrą organizaciją. Tai bus vienodas impaktas, vienoda įtaka, kuri nebūtinai bus labai efektyvi ir greita, nes vis tiek naujam procesui reikia laiko, kad mes jį galėtumėm ištestuoti, žmonės prie jo adaptuotųsi ir tada būtų produktyvūs. Tai jeigu mes sakom taip, kad pasirinksime dabar vienos įmonės procesą ir mes pagal jį kurį laiką dirbsime, kol, pavyzdžiui, sumigruosime visus savo ten klientus arba produktus į tą naują mūsų kažkokią tai infrastruktūrą, tai mes tokiu atveju turim neigiamą įtaką tik tai vienai pusė organizacijos. Nes kita pusė, jinai jau žino, kaip tai veikia, žino, kaip tai dirba ir jai nėra galbūt ten didelių kažkokių tai frustracijų ir to adaptacinio periodo. Kai tuo tarpu ta kita pusė, mes jau žinom, kad jinai bet kokiu atveju turės keistis. Tai šiuo atveju galbūt pasaugom tą kitą pusę organizacijos ir priverčiam tą kitą pusę pasikeisti šiek tiek laikinam periodui, kol mes darysim tuos migracijos darbus. Nes dažniausiai ta migracija turi labai aiškų deadline'ą, iki kada turi būti darbai padaryti, nes jinai vis surišta yra su tam tikrom finansinėm eilutėm, su kažkokiais įsipareigojimais mūsų tiekėjams ir tas irgi galiausiai vis tiek konvertuojasi į finansus. Dėl to turim labai aiškų timeline'ą ir iš to pasiekoje sakyčiau, kad tada kenčia dalis organizacijos, bet turi prisitaikyti prie buvusių procesų su sąlyga, kad kai mes pabaigsim visus darbus, tada mes turėsim dar kartelį pasižiūrėti į mūsų naujos organizacijos darinį, tai kokia mes vis dėlto esam įmonė, kokie mūsų tikslai ir kaip mes norim save pozicionuoti markete, rinkoje ir kaip mes norėtumėm tuomet dirbti kaip organizacija viduje. Ir va tada mes turėtumėm jau lygiai teisiškas galimybės įdiegti naują procesą, kuris bus naujas visiems pilnai žmonėms. Bet, kaip ten sako, nėra nieko amžinesnio nei laikinumas, ar ne? Tai kartais tą inerciją pagausim ir neatsitiks taip, kad taip ir nuvažiuosim. Tada, žinai, su to vienu pasirinkimu ten padaryti to tarsi to laikinų periodų. Ar visgi čia vėlgi yra viena iš tų klaidų, kur tiesiog to nepadaryti, kažkaip reikia į tą atkreipdėmėsi. Čia gal priklauso nuo kelių skirtingų faktorių. Pirmas gal nuo organizacijos dydžio. Tai kokio masto ta organizacija yra, jeigu tai būtų, tarkim, ten, nežinau, bankas apsijungia su kitu kažkokiu banku ir vieno banko procesai yra priimami kaip pagrindiniai, tai tokiu atveju turbūt pokyčio didesnio kažkokio nereikėtų laukti po to apsijungimo pabaigos, nes tai yra kito mastelio organizacija. Bet jeigu mes kalbam apie dinamiškesnės įmonės, kurios ten ribotos ir žmonių resursais ir yra galbūt iš savęs inovatyvios ir linkusios pristaikyti prie rinkų greičiau, tai ten viskas yra gerai. Aš manau, kad jos nuolat ieško, kaip tapti efektyvesniems, kaip greičiau deliverinti mūsų klientams, kaip galbūt ten įvesti naujus produktus greičiau į rinką ir panašiai. Ir tas
vienareikšmiškai reikalauja pokyčio mūsų darbo procesuose. Tai aš gal kaip tik vertinčiau tų mažesnių įmonių galimybės greičiau pakeisti tą procesą po apsijungimo ir gal netgi yra gerai tai kitai įmoniai truputį pačiupinėti tą nusistovėjusį procesą iš tos antros įmonės, su kuria apsijunginėja, kad galbūt irgi pamatytų ir įneštų kažkokių tai pokyčių jau galbūt eigoje arba tiesiog užsidokumentuotų kažkaip tas spragas, kurias pamato tame procese. Ir tada bus žymiai lengviau vėliau pokytį įvesti, nes jie visi bus on the same page, taip sakant, visi bus dirbę pagal tą patį modelį ir visi galės kvesionuoti tas pačias problemas arba kitas problemas. Kai tuo tarpu pati naujo proceso įvedimas pačioje pradžioje turbūt keltų daugiau klausimų abiejoms pusėms, galbūt viena pusė būtų labai energinga ir norėtų įdėkti naują procesą, kai tuo tarpu kita pusė atneštų atmetimo reakciją ir sakytų, žiūrėkit, mes turime mūsų visą infrastruktūrą, mes turime mūsų technologiją ir mūsų procesai puikiai veikia iki šiol, tai kodėl mes turėtumėm kažką dabar keisti ir kodėl jūs negalite pristaikyti prie jų ir taip efektyviai užbaigti numatytus darbus. Minėjai tą pačią pradžią, ar ne, ir lygtais nuskambėjo žodis komunikacija, tai kiek visgi yra ta komunikacija čia svarbu, ar ne, kalbant apie vidinę darbuotojų informavimą, bendravimą su jais ir kokios tos komunikacijos klaidos gali irgi atsitikti, jeigu dar palaikant tą klaidų liniją čia mūsų. Jo, komunikacija turbūt yra labai labai svarbi, nes tu net gali blogus dalykus iškomunikuoti kaip gerus dalykus, jeigu tu naudosi teisingas komunikacijos technikas, arba atvirkščiai gali gerą dalyką sugadinti blogai komunikuodamas. Tai turim suvokti, kad tai, kas vyksta su apsijungimais arba acquisitionais, tai yra pokytis ir didelis pokytis tiek pačiai organizacijai, tiek kiekvienam individui atskirai. Tai komunikaciją reikia pasiruošti ir reikia įsijausti turbūt į kiekvieno žmogaus jausmus, ne, ką jisai išgyvens šito apsijungimo kontekste ir kiek galima maksimaliai atliepti tuos jo jausmus per kažkokius klausimus, atsakymus, per maksimalų skaidrumą, kiek organizacija gali savo tą leisti. Pirmiausiai turbūt atsakant į klausimą visiems, tai kodėl mes apsijunginėjom, kad visi žinotų priežastį to apsijungimo, tada ką mes norime, sakykime, pasiekti po apsijungimo, kad būtų aiškus tikslas, į ką mes einame, kad tai nebūtų tiesiog, kad mes apsijunginėjom ir jeigu mes apsijunginėjom dėl kaštų taupimo, tai irgi yra tikslas savotiškas, bet tai turbūt nėra taip atraktyvų darbuotojams, kaip jeigu tu pasakysi, jeigu mes norime apsijungti dėl to, kad norim ten, nežinau, užkariauti pasaulį. Tai tikrai tie, kurie užkariaus pasaulyje, kurie žinos žinutę apie užkariavimą, pasaulio užkariavimą, tai jie tikrai bus energingesni tiek su savo pastangom, tiek su indėliu, kurį padarys apsijungimo kontekste. Tai labai svarbu priežastis, koks mūsų sekantis rezultatas laukia po apsijungimo arba tikslas, į ką mes eisime. Ir labai svarbu komunikuoti ir, sakykime, turbūt tarpinės stoteles ir užtikrinti savotišką saugumą mūsų darbuotojams. Tai vad kas jų laukia po apsijungimo. Ir jeigu mes negalim to užtikrinti, tai turbūt nederėtų komunikuoti, kad mes tą užtikrinsim, bet galbūt kaip tik paruošti tą žinutę kitaip ir galbūt nemeluoti, sakykime, mūsų darbuotojams. Nuteikti teisingai, kaip sakant, ar ne? Taip. Vienais angliškas tas sugarcoating yra, ne žodis, tai ne sugarcoatinti kartais, jeigu situacija yra tokia ar tokia. Ne? Taip, aš sakyčiau, kad geriau komunikuoti atvirai ir žmonės tikrai geriau supras nuoširdumą ir atvirumą, negu kad, sakykime, prisigalvoti kažkokių ten labai fainų dalykų ir juos fiktyviai galbūt transliuoti, žinant, kad to mes negalėsim padaryti. Dar grįžtant prie tų kultūrų, skirtingo darbo kultūrų, ar ten principų, procesų, kaip mes juos vadinsim, ar ne? Ar kartais, ar yra kažkokie tai tavo praktikui, tavo patirtį, kažkokie dalykai, ką vis tiek reikia pasidaryti, jungiant tas kultūras, ar ne? Mes čia kalbam, kad tiesiog galbūt priimti vieną pusę ir kitą pusę, bet kaip tai, ar tiesiog paleisti ir leisti, kad nusiunčiant žinutę, kad, čia dirbsim taip ir jūs išmokit dirbti kartu, ar ne? Ar visgi reikalingas ten, nežinau, kažkoksai tai
mokymai, workshopai, nežinau, kas dar ten, town hallai, dar kokie nors dalykai, kurie padėtų jam visgi rasti tą bendrą kažkokį tai darbo vardiklį, ar ne? Tai kokie nors kažkokios praktikos, kokios pasiteisino galbūt tau, ar yra kažko tokio? Čia gal irgi labai priklauso, ko mes siekiam kaip organizacija. Jeigu mes norim turėti kažkokį tai scaled agile metodą, kuris bus labai panašus per visas mūsų komandas arba per visas organizacijos dimensijas, ten bokštus vadinamosius, departamentus ar panašiai, tada būtų žymiai efektyviau daryti workshopus ir galbūt tą metodiką tikslingai dėkti, kad visi mūsų žmonės, nesvarbu kaip jie būtų organizuoti, jie suvoktų mūsų technologiją, kurią mes dirbsime vienodai, nebūtų tos interpretacijos. Jeigu čia yra siekimybė, tada tas workshopas labai labai efektyvus dalykas ir reikėtų daryti. Bet jeigu mes esam galbūt sąlyginai maža įmonė, maža organizacija ir po apsijungimo labai neplanuojame išplėsti savo darbuotojų bazės ir norime būti galbūt dar labiau dinamiški, tada viskas yra gerai, tiesiog ištransliuoti kažkokį tai konceptą, skeletoną mūsų darbo principų ir leisti pačioms komandoms prisitaikyti tai, kaip joms geriausiai veikia. Galbūt tiesiog paminint, kad kai kurie tenai esminiai dalykai turėtų išlikti bendri, kaip ten, pavyzdžiui, nežinau, koks nors tikslų nustatymas, ne, kad jisai turėtų būti visiems toks ir ne kitoks, bet visa kita, kas po tikslais, galėtų būti galbūt labiau agile ir tada savarankiškai komandos randa būdus, kaip tą pasiekti. Ar lengvai komandos tą randa? Ar čia irgi neužprogramuoti konfliktai kažkokie, tai kai neateina kažkas iš aukščiau ir nepasako, žinai, reikia patiems susitarti. Tas dažniausiai vis tiek ilgiau trunka, kai mes patys save masažuojam kaip komanda, ar ne? Kai kažkas ateina pasako, tai kartais atmetimo reakcija gali būti kitos pasiekmes, ar ne, bet iš to tokio bent jau aiškumo greitumo irgi galbūt sutaupom kažkiek laiko. Tai ar neužsiprogramuojam kartais konfliktų mes tą laisvę atiduodami? Čia tokia... Užsiprogramuojam iš tikrųjų konfliktus ir gal kartais nėra blogai juos užsiprogramuoti ir galbūt blogiau yra vengti konfliktų, nei kad juos priimti. Bet juos reikia valdyti. Jeigu mes tiesiog leisim konfliktui gyventi, tai jisai niekada galbūt ir nesibaigs. Tai aš sakyčiau, kad tam irgi laisvume nemažą vaidmenį vaidina ir komandos vadovas ir agile coachas, jeigu įmonė gali sau leisti tokį pasisamdyti. Tai tą konfliktą labai gerai tiesiog, kad jisai atsiranda, bet reikia laiku matyti, kaip jisai vystosi ir padėti jį spręsti, kad abidvi pusės prieitų prie kažkokio tai konsensuso. Tarsime, nes turbūt labai dažnai yra tas, kai du žmonės žino, kaip turi būti geriausia, tarpusavėje susėda ir bandys padaryti trečią būdą, kaip gali būti dar geriau. Ir tada ne visada gaunasi susitarti. Tai, taip sakant, nebijo to konflikto, bet dėti ant stalo ir suteikti pagalbą, kam reikia įspręsti, ar ne? Taip. Kartais yra blogiau, kai nėra to konflikto, nes galbūt kaip tik visi priima tą naują procesą, nebūtinai iki galo jį supranta teisingai ir visi įsivaizduoja, kad jį supranta vienodai ir dirba pagal tą procesą ir tada nebūtinai visi yra patenkinti darydami savo darbą ir sekdami tą procesą, bet niekada apie tai garsiai nekalba. Taip. Tai va čia yra blogesnis būdas, nei kad žmonės atvirai pasisako, galbūt kažkaip nebūtinai pozityviai apie tą darbo tvarką ar ten procesą ir tada geriau kalbėtis ir ieškoti optimalus variantų. Aš visiškai pritariu visada, čia galbūt ne tik susijungimų kontekste, bet kas liečia komandų gyvavimo ciklus, turbūt visada geriau tą tokį sveiką konfliktą atvirai turėti, spręsti, ieškoti, o ne užsislėpti ir bijoti jo, nes tada anksčiau ir vėliau lūž kažkas kažkur tai, vienaip ar kitaip. Taip, tai mes kalbam apie tą pačią diversity pusę, kad tai nėra tik tai lytimis paremtas diversity, bet tai paremta ir įvairiam patirtimis ir požiūriu, tai kuo komanda yra įvairesnė, kuo ten yra skirtingų nuomonių, tuo jinai yra greitesnė ir efektyvesnė. Tik tai reikia mokėti tokią komandą valdyti ir tada gali pasiekti labai daug. Tai kokie raktiniai dalykai valdant tą tokią komandą tada, ar ne? Ta tokia, ypač dar susėjo nauja galbūt žmonių grupė ir pakankamai dirbtinai susėjo mergerio, tokių dalykų kontekste, ar ne? Tai nenatūraliai užaugusi komanda, tai dažniausiai jau bus
kažkaip tai sudėliota, sudėta, ar ne, nes tiesiog situacija tokia. Tai kaip, nežinau, kas svarbu galbūt vadovams tų komandų, ar ten dar kažkokiam tai roliam, kurios yra šalia ar komandų, ar ne, kad suvaldytų tą stadiją pradinę. Tai manau, kad visiems vadovam labai svarbu yra turėti viziją, tam tikrą viziją, kaip jie nori tą komandą formuoti, ką jie nori pasiekti su komanda, taip yra kažkokie įmonės tikslai, tai mes žinom, kad turim tuos tikslus išpildyti vienaip ar kitaip, bet vizija komandai tai yra atskiras dalykas. Tai turėti viziją, aš sakyčiau, labai svarbu. Toliau turbūt būti labai atviriems ir galbūt pabandyti kažkaip suvaldyti tas pranašumo situacijas. Kai mes turim apsijungimą, tai vis tiek galbūt kažkuri įmonė jausis pranašesnė, dėl to, kad mes galbūt naudosim tos įmonės procesus, infrastruktūrą ar dar kažką. Ir turbūt natūralu, kad tas pranašumas gali neigiamai veikti kitos įmonės darbuotojus, kurie atėjo į tą komandą. Ir tas konfliktas bus užprogramuotas ne dėl to, kad jie turi skirtingas nuomonės, bet dėl to, kad galbūt kažkurie vieni jausis netokie svarbus arba jaustų kitų pranašumą, teorinį pranašumą. Tai šitos reikia dalykus sugebėti spręsti ir visiems parodyti, kad tai nėra pranašumas, ne? Kad tai nėra, kad aš staiga svarbesnis už kitą žmogų arba kad mano nuomonė yra aukštesnė negu kito žmogaus nuomonė. Tai yra visiškai ne apie tai. Ir tokias situacijas reikėtų tiesiog net neleisti joms gimti ir labai aiškiai iškomunikuoti tiek vienai, tiek kitai pusiai apie jų atsakomybės ir įsipareigojimus. Grįžtant šiek tiek, kai tu vardinai tos du tipus, ar ne, tai mes daug kalbam apie tą susijungimą, bet yra tas kitas, tarkim, kai kažkas ateina viršesnis, ar tai yra firkimos komandos, ar kažkokio kito ten jau būdo susijungimas, ar ne, bet kai ateinam, ir žinom, kad kažkokia tai komanda tiesiog bus infiltruota į esančią dabartinę kitą organizaciją, kažkokio tai būdu. Ar tai lengviau, ar tai sunkiau, lyginant, žinai, su tais mergeriais lygiavertiškais, nes turbūt yra tų už prieš, bet galbūt kam tai yra kitaip ir kokių ten gali būti irgi sunkumų ar klaidų. Turbūt abu modeliai yra savotiškai sudėtingi, tik tai acquisitionas, kai mes jau neapjungiam, bet tiesiog nuperkam kažkokį tai verslo vienetą ar ten komandą integruojam, tai yra lūkestis. Kaip ir minėjau, apsijungimo metu visi turi lūkestį, kad keisis ir kad jie turės vienodą indėlį, turbūt formuojant naujas darbo tvarkas, metodus ir panašius dalykus. Acquisitiono metu tas lūkestis yra visai kitoks, nes ta įmonė, kuri yra parduodama, jos darbuotojai suvokia, kad jie yra parduodami kartu su visų ten produktiniu medžiu ir kad jie jungsis į kitos įmonės produktų kažkokią tai šaką ir kad jie tiesiog taps naujos didesnės įmonės dalimi ir tikėtina, kad jie irgi nori turbūt įtakoti procesą, nori formuoti tą galbūt naują darbo tvarką ir panašius dalykus, bet turbūt jie yra susitaikę su tuo, kad tikrai to negalės daryti pačioje pradžioje bent jau ir kad jiems reikės prisitaikyti prie to, kokie yra procesai toje įmonėje, kuri perka. Nes ta įmonė yra ta, kuri nuspręs, kas bus daroma su tuo produktu, kaip bus organizuojami darbuotojai, koks bus būsimas biznio modelis, nes kartais tiesiog yra perkamos įmonės tam, kad tiesiog paimti patį vartotoją tų produktų, bet patys produktai yra kilinami, ne? Ir viskas. Bet ta įmonė, kuri yra parduodama, žmonės jau būna susitaikę su visokiom galimom pasiekmėm. Ir yra ten keletas skirtingų būdų, kaip galbūt tie žmonės gali būti valdomi. Tai būna, kad ten ir juos, sakykime, ten įjungia į skirtingas išlaikymo programas, kurios ten vienaip ar kitaip gal ten, ką nors gal ten su akcijom, kitiems ten gal su kažkokiam kitam išmokom, kad tos svarbiausius darbuotojus išsilaikytų, bent jau tam tikram periodui, kol pasibaigs ten žinių perleidimo procesas ar panašus darbai. Kitu atveju tas acquisitionas yra visai patrauklus darbuotojams, nes jiems iš karto yra pasakoma, jūs tapsite, pavyzdžiui, nežinau, ten didelio banko dalim, ten jūsų atlyginimai ten galbūt padidės ar ten dar kažkas ir visi bus patenkinti, jie tiesiog žinos, kad jie turi saugią ateitį, reikės pasimokyti naujų procesų ir tiek. Bet lūkesčio, kad jie turės didelę įtaką formuojant naują organizacijos struktūrą, nebeturi, nes jie yra ta nepranašumo padėtį ir jie tą akivaizdžiai žino.
Tai kitaip tariant, aiškiau, ar ne, bent jau darbuotojams šitoj vietoj. Turbūt jie turi aiškesnį lūkestį, Mhm. ko gali tikėtis, nes to mergerio kontekste turbūt lūkestis yra didelis, kad mes galėsim viską keisti, mes būsim lygios šalys apsijungimo metu ir kartu nuspręsime, ką darysim toliau, viskas yra kartu, viskas yra bendra ir nebūtinai tai iš tikrųjų ir įvyksta, bent jau ten pirmais organizacijos apsijungimo metais. Kai tarpu kitas modelis, jisai yra be lūkesčio tokio iš darbuotojų pusės. Supratau. Daug čia, aišku, kintamųjų, tų, kaip sakant, variables visokių, ar ne, tose susijungimuose, bet minėjom komunikaciją, atvirumą, ar dar yra kažkokių tokių dalykų, kurie palengvintų ar pasunkintų visą tą kelionę. Ar tai būtų susijungimas, ar tai būtų acquisitionas, kažkokia tai, ar dar tokių bendrų tiesų. Žinai, kaip minėjai, kad turbūt kiekvienas atvejis skirtingas, bet turbūt komunikacija visada bus svarbu, ar ten atvirumas, bet ar dar yra kažkokių tokių dalykų. Reikia turbūt labai gerai techniškai pasiruošti visam apsijungimui, tai šiuo atveju, kalbant apie klientų migraciją, vartotojų migraciją į naują kažkokią infrastruktūrą, tai tą pasiruošimo etapą turim gerai padaryti dar iki pačio apsijungimo paskelbimo, kad galėtumėm maksimaliai efektyviai startuoti su darbais. Ir čia irgi, sakyčiau, didelį vaidmenį vaidina mūsų architektai arba labiausiai senior žmonės, kurie gali galbūt ten daug sentimentų padėti į šalį ir tiesiog žiūrėti iš pragmatiškos pusės, kaip galima maksimaliai greitai ten perkelti mūsų vartotojus ar ten produktus į naują infrastruktūrą. Sentimentus mini čia beje, turbūt ypač tam techniniam pasaulyje, produktuose, inžinieriams, programuotojams, jų ten tas produktas, jų vaikas, ar ne, kurtas, išnešiotas ir prižiūrėtas, ir kartais gali tekti atsisveikinti, keisti jį, dar kažką tai. Šita dalis, ar jinai sunki, ar čia kažką tai vėlgi galim padaryti, kad palengvinti kartais jiems tą dalę, kad, tą prisirišimą kažkokį tai visgi, taip, suvaldyti tų produktų, jeigu kažkas su jais bus keičiama. Jo, šita dalis iš tikrųjų sunki ir tai yra toks psichologinis elementas, nes iš įmonės perspektyvos mes turbūt norim, kad žmogus prisirištų prie savo produkto, ne? Nes tai savotiškas lojalumas, tai savotiškas turbūt atsidavimas vystant tą produktą, kur tu didžiuojasi tuo, ką darai. Ir jeigu to prisirišimo nebūtų visiškai ir žmonės neturėtų jokių sentimentų, tai galbūt būtų klausimų, kas negerai su šitą įmonę yra. Ir kaip to prisirišimo atsikratyti, aš nežinau tokios auksinės taisyklės. Čia kaip ir paminėjai su analogu su vaikais, ne, kai turi mažų vaikų, tai turbūt tu su jais smagiai leidi laiką, dar nepagalvoji, kas bus, kai jiems bus ten 18 metų ir kai jie išeis. Ir turbūt, kai jie išeis, tau bus kažkoks liūdnas periodas, ne, ir turėsi ieškoti galbūt kažkokios kitos veiklos, kuo pakeisti arba užpildyti tą tuštumą, kuri tau susikūrė, ne. Tai turbūt ir šito vietoje yra labai panašu. Reikia pagalvoti, kaip mes galėtumėm užpildyti tą tuštumą, kuri atsivers, kai mes, galbūt nužudysim tą darlinką, ne, tą brangų įdaiktą, kuris buvo sukurtas tų inžinierių. Tai jiems arba pasiūlyti galbūt atitinkamą atsakomybę kito produkto, kuris nebūtinai buvo jų sukurtas ir taip tai nebus lygiavertiškas dalykas tą, ką turėjo, nes tai yra jau svetimas produktas, bet reikėtų jį pasiūlyti galbūt su įvairiais papildomais elementais, su siekiu jį galbūt pakeisti, pakoreguoti taip, kad atitiktų tam tikrus, nežinau, techninius architektūrinius standartus, kuriuos tas inžinierius, kuriuo mes pasitikime, gali padaryti. Pasiūlyti įsivaikinti kažką kitą, ne? Kaip vienas iš variantų, jo. Taip tariant. Jo, arba tiesiog įdėti, galbūt jeigu yra galimybė į kitą kažkokį tai tą R&D projektą, kur Research and Develop, kur žmogus galės developerių šiuo atveju sukurti kažką naujo ir galbūt geriau negu buvo sukurta iki tol. Dar turbūt svarbu ir atliepti to konkretaus žmogaus, kuris visgi jaučia tą pasitenkinimą. Vienas ten ras save kokybėje ir jausis gerai, nežinos, kad aš labai kokybiškai padariau, ten nupoliravau savo tą produktą, kitam kaip tik eksperimentai ir naujos idėjos galbūt, ar ne, tai turbūt svarbu žinoti, kas konkretų žmogų motyvuoja ir jį padėti į tą tinkamą, kur reikia poliruoti daugiau, kur reikia eksperimentuoti ir ten jis lengviau ir greičiau save atras, ko gero. Gerai.
įdomu, čia turbūt galim daug dar bendrauti ir tų klausimų dar įvairiausių kyla, nes jo labiau, kad tokie pratimai galbūt ir nėra dažni, bet aš kaip minėjau, turbūt čia nereikia galvoti tik tais, kai jau ten kompanija perka kompaniją, būna atveju, kad komandos ten didesnėse kompanijose jungiasi, pertvarkom departamentus, ypač jeigu ten turim kokį ir startupais, kurie auga ir jiem reikia keistis, adaptuotis ar ne. Tai manau, kad tos pamokos visiems aktualios, bet taip jau į pabaigą judant, visiems tiem pratimam ir bendrai turbūt lyderystėj tokioj situacijoj, kai yra kažkoks didžiulis pokytis kompanijoje, ar ne, mes restruktūrizuojam, perkam, parduodam, jungiam, dar kažką darom, ar yra kažkokių tai, nežinau, ką parekomenduotum tokiem, kas jau į tą, kaip sakant, įpultų paskaityti, susipažinti, gal kažkokią literatūrą, gal pats kažką skaitėjai, ar sekėjai, ar domėjais, kas tiesiog būtų kaip papildomas toksai kažkokie tai žinios, kaip tokias situacijas visgi suvaldyti, išspręsti. Jo, šiaip, kas liečia lyderystę, tai sakyčiau, kad minėjom tą pokyčių valdymą. Tai visa tai yra iš principo pokyčių valdymas. Ir mes kaip žmonės nemėgstam pokyčių, nepaisant to, kad ir sakom, kad mes mėgstam pokyčius. Ir turbūt vadovams yra ypač sunku, nes jie ne visi mėgsta pokyčius, arba tiksliau visi nemėgsta pokyčių. Ir plus turi dar motyvuoti žmonės, kurie irgi nemėgsta pokyčių ir jiems apie tai kalba visą laiką. Kad, jiems yra nepatogu, kažkas negerai ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad reikia būti vadovams truputį atviresniems pačiam pokyčiui, nepaisant to, kad galbūt ne iki galo tau patinka, tu turi nebijoti išeiti iš savo komforto zonos ir to pačio apsijungimo kontekste, kas tai bebūtų, ar tu gauni naują komandą, ar jungiasi organizacijos ir tu nežinai, kas bus, tau reikia tiesiog tikėti, kad, sakykime, dalykus gali pakeisti į gerą pusę pats ir turi nebijoti to pokyčio, nepaisant to, kad galbūt ateitis galiausiai gal ir nėra aiškiai, kaip viskas atrodys, bet tu turi nebijoti eiti į priekį ir vesti savo komandą ir būti maksimaliai konkretus savo žmonėms, kad, sakykime, pridengtum juos nuo savotiškų neaiškumų ar ten diskomforto, kuris galimai laukia. Ką paskaityti, tai viskas, kas yra susijęs su pokyčių valdymu, patarčiau. Supratau. Ką, ačiū dar kartą už pasidalintą patirtį, pasidalintas mintis, sėkmės toliau įgyvendinant pokyčius. Nelengvas kelias, bet gal dar po kokių metų susitiksim ir naujų pamokų visą sąrašą turėsi po šito exercise'o. Tai ką, dėkui. Ačiū, kad pasikvietei. Ačiū visiems, kad klausėt. Toliau sekit mus, prenumeruokit ir iki pasimatymų sekančiose laidose. Iki. Iki.